Praėjo viena para, kai pakabinau varinį vamsdelį į baseiną. Žiūrėkit, hebra, dėl vario. Vakar įdėjau varį į baseiną. Ir iš karto, nu kaip, būkim realistais, hebra, nebusgi tik varinį vamsdelį įdėjus į 20 skubų vandens per sekundę stebuklo, a? Kai kurios cheminės reakcijos vyksta ilgiau. Kaba, spalva nepasikeitė, nei vario, nei kol kas baseino, kažkiek turėtų turbūt praeiti laiko. Ir vis tiek aš prie to vario dedu tabletę, 4 viename, ar kaip jin ten vadinasi. Va tai čia aš jau įmečiau ir jinai ten pas mane viduj guli. Varis nepanaikina bakterijų, varis suskaido tik tais, aš kaip supratau, dumblius kažkokius ar kažką. Tai esmė yra tokia, kad neturėtų taip smarkiai žaliuot vanduo ir jame nelabai turėtų veistis kažkokie tai dumbliai. Nežinau dėl vario kiekio, ar tikrai užteks ten tiek, kiek yra, bet esmė yra tokia, kad geriausia būtų, kad tas vanduo būtų praleidžiamas per tą varį, tai turbūt gal geriausia būtų logiškiausia dėti į tą vandens surinkimo bakelį. O šiaip aš pakabinau kaip eksperimentui. Kol kas, kaip matom, vanduo nėra visiškai skaidrus. Varis, man atrodo, padės man tik tai atsisakyti visokio to algicido ir flokulento, va tų kažkokių tai stipresnių chemijų, kurios skirtos prieš dumblius. Tai, kaip suprantu, varis skaido dumblius ar kažką tai tokio. Galima pasiskaityti čia GPT ar kokį ten kitą. Ten visą apie tai dalyką parašo. Dabar senelės vis tiek prieš tai buvo apsinešusios. Tai kažkas klausė, su kuo aš valau senelės. Nu tai yra, va, paprasta tokia namų grindų šluota. Tai su ją prasivalai, o ką darau dėl dugno šiukšlių, tai va, pasileidi robotuką ir jisai viską už tave padaro. Tai tiek tų žinių, kol kas varis kaba, jisai man nemaišo. Šiaip pasižiūrėkit, yra tik tokia nemažai video dėl vario poveikio. Tai aš kaip suprantu, net kai kur gyvuliams deda tą patį varį į bačkas visokias ir šiaip namie dažniausiai, labai dažnai būna variniai vamsdeliai. Pas mane, pavyzdžiui, vanduo atiteka variniais vamsdeliais. Tai kas ten sako apie kažkokią vario žalą, tai nežinau. Pas mane yra labai metalingas vanduo. Tai šiemet nedariau jokio chloro šoko, nepyliau jokio algicido, jokio flokulento, žodžiu, jokios chemijos apart vienos tabletės, smėlinio filtro, bet būtinai smėlinio, jokio kasetinio. Ten tie kasetiniai tai šūdo gabalas, atsiprašant. Žodžiu, geras filtras, nežinau, varis eksperimentui ir, kaip ir sakiau, nepyliau jokios chemijos apart tabletės 4 viename. Ir viskas, žiūrėsim, kaip atrodys baseinas rytoj, poryt ir ar veikia ta kabanti spiralė varinė.